Vapsva, tai gražuolė. Buvo senos duonkepės krosnis, buvo plytos su rinkėmis. Tai buvo labai gražu, tai buvo kvapas, kaimo kvapas. Vyras sako, man tai gerai ir čia noj. Tai taip ir lyga. Gal ir gyvenau Lietuvoj 20 amžiui su visom baisybėm. Gal ir žiūrėjau šiltą vasaros vakarą į bevardį vabalėlį ropojantį mano delnų. Tokį menką, tokį nedidelį, kaip ir aš. Šita vieta kiekvienam kuktiškėnui yra sakralinė vieta. Čia kryžiavosi ir epochos, ir konfliktai. Čia kelias jungė Uteną su švenčionėliais, šito keliu ėjo. Ant šitos aikštės per Švento Jono atlaidus kromelininkai įsistatydavo savo turgų. Čia susibėgdavo visi, kada sakydavo pamokslus. Suginčių klebonas Jonas Bielskis. Net žydai subėgdavo paklausyti, ką katalikų tas klebonas išdanė. Pranas Urbonas, kilęs iš čia, iš kampininkų, iš vargingų žmonių patapęs, paskui rangovų, tai jis pafundijo mūsų miesteliui Švento Mykolo Arkangelo paminklą, kurį atvežė iš Italijos, Lietuvos 10-mečio garbei. Štai čia yra vieno garsiausių mūsų kryžiadirbių visos Lietuvos, o ypatingai Aukštaitijos, Antano Deveikio kryžius. Tėvui mano buvo tik 10 metų, bet jis mažas būdamas dar matė, kaip tą kryžių iš daržinės klebonijos ant abrūsų, ant rankšluosčių nešė keli vyrai. Yra žmonių, kurie atsimena jį basą, lininiai sėdintį ant slenksčio ir drožinėjantį balvonėlius, kaip jisai vadino. O tas, reiškia, mūsų kryžiadirbys tai buvo labai keistas. Jis neėjo bažnyčion, jis tik ant šventoriaus laikėsi. Ir tyliai konfliktavo visada su oficialia, reiškia, bažnytinė valdžia. Kai jis kartą padaręs kryžių, apkabino ir pasakė, Dievuli, tu mane sutvėrei, o aš tave padirbau, dabar mes abudu lygus. Mūsų krašto metraštininkė Genovaitė Šnurova paskelbė, kad steigėsi muziejus ir prieglauda. Ir gal kas nors galėtų prieglaudoje apgyvendinti savo knygų, kurios namuose gali kelti problemų. Visą širdį šitos prieglaudos tai sudaro, kaip aš sakau, altorius mūsų, tai yra paties Kuliešiaus knygos. Mūsų altorių neseniai papildė Kuktiškių monsinjoras klebonas Čeberiokas, padovanojęs visas senasias maldaknyges iš Kuktiškių bažnyčios lomkų. Vieną sklaidydama atradau irgi tokią tarsi relikviją. Žvaigždės žurnalo redakcijos atsiųstas atvirukas 11-mečiam berniukui Vaciukui Leišiui. Berniukas parašė konkursinį rašinį, įsivaizduokit kokią temą, kaip gyveno Jėzus Kristus Nazarete, būdamas dar vaikas. Religijotyrininkai to nežino, o Vaciukas žinojo, ane, ir jis parašė. Ir žvaigždės redaktoriai pasako, jeigu tu gyvensi taip, kaip jis gyveno, būsi laimingas. Bet deja, jis nebuvo laimingas, jisai žuvo partizanaudamas miške. Ir kai mes sėdim čia priešais ant šito suolo su Genute Šnurova, ir jinai sako, Elenute, kaip tu įsivaizduoji šito muziejaus viziją? Aš jai sakau, aš įsivaizduoju, kai tu sena, dar jauna yra, sena, ateini, žila, paskui tave atseka vaikas kažkoks, tu atsirakini šitas duris, įeini ir jūs išeinat, įsinešat kažkokią knygą ir jūsų akyse šitoks gerumas, o aš tau nuo debesėlio mojuoju ir dėkoju.
Jeigu prieš keletą metų mes gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkų turėjom, galima sakyti, skaičiuoti ant pirštų, tai dabar tikrai žmonių vis kasmet daugėja, juos kiekvienais metais skatiname, apdovanojame tas sodybas, kur pastebime gražias permainas, o dar užkrečia ir kaimynų gražus pavyzdys. Jie stengiasi irgi. Ir aš, kai vaikas būdavo, žiūriu mamą, kai audžia, galvoju, aš tai tikrai neišmoksiu. Bet va, išmokau. Žinokit, vis tiek malonu, audi vienu langelį audi kitų, įdomu. Bet toks darbas, kad kitas tai tingi, nenori, o man tai patinka. Dabar jau nyksta. Nyksta, anksčiau labai audė. Dabar čia apylinkiai kiek audėm, aš jau likau vieną. Kad nežinau, pradedu piešti, tai man ir piešti malonu. Drožį tai drožti, vis tiek varūpi, vienų padarai, kitas reikia. Tik vasarų tai drožimas jau nebėra laika, reikia apipjauti, reikia pravėti. Tai vasarų, kai lyja, tai pustaklai spaudėjų kiek. Bet darba būtų, jau vargas. Daugi labai suvarė gyvenvietės, kai buvo, mes vaigėm, melioracija tai visus sukėlė. Tai ir mums buvo keltis, bet nusispyrai buvom neskėlę. Iš pradžių tai aš labai čia bijojau. Kai tai jau pas mums tokių krūmų aplink nebuvo. Tai kai tai jau tai man buvo labai baisu jau. Nors čia mes netoli buvom ir suveidavome, ateidavom čia ir šokiai būdavo. Bet jau kai to jau apsivedėm, tai man būdavo jau vakar išeit laukan baisu. A dabar pripratau nieką. Tai čia Kuktiškių vienkiemis, Gudeniškių kaimas. Kuktiškių seniūnija tiesa, Gudeniškių viensėdys. Ir čia dabar jau gyvenu 50 metų. Šita vietovė pagal žemėlapius, kurie dar šiandien, kai žemę matavo, tai vadinasi Širmuliškių viensėdis. O senovėje liktai čia būtų dvaro, plytas darė, tai žmonės dar vadina cegelne. Anksčiau fermose, reiškia, stovėjo bendrai žirgai, pavasarį išdalindavo kolūkiečiam. Ir kaip jau dalina, tai tėvas sako, eik dalina arklius. Tai aš jau visą naktį nemiegu, kad ryte pirmam nubėgti ir išsirinkti kuo geresnį žirgą. Vapsva! Ai, vapsva tu, vapsva! Tai būdavo nuo mažens jau, kai pradėjau bulves arinėti kolūkių laikais, tai iki kol vidurinę baigiau, visada žirgas pas mane buvo. Žirgas, su juo gali pasišnekėti, su juo jisai supranta viskas, sako, tai vis tiek su traktoriais dirbi, nesvarbu, bet žirgas turi būti. Jokūbas mano, va. Jokūbai. Žirgų kaip ir maža dar, tai avelės galvoju, avelių. Pradėjau internete, paieškojau ir tokios, ir Lietuvos juodagalvės, ir tenai šitie beršonai ir kiti. Visas reikia kirpti. Verčiu, be Vilnės. Atsimenu, kaip, ką tik tai atvykau į šitą sodybą, kai dar būnant man merų, reiškia, savivaldybėje langus keitėm plastikinius, tai šiandien važiavo opozicija žiūrėti, ar meras irgi nesideda langų. Klausė, ar plastikiniai, sakau, tai plastikiniai. O pas mane tuo metu buvo, reiškia, kur šiltnamiam plėvelė apkalta žiemai, kad vėjas nepūstų. Į Uteną nuvažiuoju. Ir labai dažnai nuvažiuoju, kadangi visokių reikalų, tai pas veterinarijos gydytojai, tai tas. Ir važiuoju ir žiūri, čia dar ir mano yra indėlis, reiškia, kad ir tas žiedas, kur dabar čia, reiškia, Utenoj sankryža ir ta Kauno gatvė. Ir jautiesi tokį, kad visgi dirbta ir šis tas bent padaryta. Ir man atrodo, kad paprasčiausia reikia būti sąžiningam. Sąžiningam ir niekada nemeluoti. Kaip ir gyvenime, taip ir politikai turi būti sąžiningas.
Va, ir drąsiai, ir aš iš tikrųjų įvairių darbų dirbau, va, ir sutinku žmonės ir jie sveikinasi, ir kepurę nuima, ir dirbau teisėsaugos organuose, ir kuriuos iš tikrųjų tada kas ten jau mylėtų tuos žmonės. Bet sveikinasi po šiai dienai, sako, va, tai buvo žmogus. Va. Čia žmoną sutikau, čia mano vaikas, va, Jonė čia gimė ir čia, skaityk, jau mano namai. Brangiausia man yra, žinoma, šitas įsteigtas kampelis, kur yra išglostytos visos knygos, visi eksponatai ir dar viltis, kad šitos knygos sulauks pagarbios senatvės. Mes tikrai labai norėtume, kad mūsų miestelyje, mūsų mokykloje nemažėtų moksleivių skaičius, kad mūsų miestelis ir toliau augtų, gražėtų, klestėtų, kad mūsų miestelėje būtų gera gyventi.